Tai labas ir sveiki atvykę į naują vlogmą. Iš tikrųjų dabar jau yra beveik 6:30 vakaro, o aš dar nieko nefilmavau šiandien, nes atsikėlus iškart važiavau į darbą, dirbau iki 6, tai va dabar tai grįžau. Jo, tai nei kalendorių daryti, nei kažkas pafilmuota apie šiandien, tai sėdau iškart ir filmuoju jums filmuką. Tai iš karto darysim advento kalendorius, tai Rėjaus advento kalendorius. Ką Rėjus gaus? Va, per vidurį. Čia vėl medalis toks. Nu, šitie labai užvakuoti. Prašau. Ir manasis kalendorius. Tai 11 diena. Kur ta 11? Štai, va ir 11. Čia skrib. Tai tikriausiai bus kažkoks šveitiklis. Ai, visa pirštinė. O, geras. Visa šveitimo pirštinė. Tai irgi visai neblogai. O šiandien iš tikrųjų tam darbo kalendoriui, kur pasakau kažkuriam vlogę, kad turim darbe advento kalendorių. Ir kiekvieną dieną traukiam po lapelių su vardu. Ir kas ištraukia savo vardą, tai gauna dovaną, o tos dovanos turėjo būti atneštos iš kiekvieno darbuotojo. Tai sunešėm po 3 dovanėlės supakuotas, kurios turėjo būti po 50 kronų. Na ir žodžiu, dėjome tokią didelę dėžę ir jo visi traukia kasdien po vieną lapelį ir kažką gali rinktis kuriam nors dovaną. Tai aš šiandien turėjau garbės traukti, tai išsitraukau tokį apelsiną. Tai čia šokoladas, kaip supratau, aš to gal kažkaip nebuvau mačius, bet toks rusulėlis apelsino ir sakė, jis kažkaip tai laužiasi ir gražiai atsidaro. Tai bus įdomu išmėginti ir tokį. O dabar galvoju, reikia kažką pasidaryti valgyti vakarienei. Reikia dar atsigerti kalėdinės arbatos iš arbatų kalendoriaus. Tai va taip išsiskleidė labai įdomiai. Ir iš tikrųjų labai kvepia apelsinais. Nes jo, čia ir buvo, man atrodo, kažkas su apelsinų skonio kvapu. Tikrai saldu labai, nes baltas šokoladas yra saldesnis už tą rudą arba juodą. Bet ir turi tą apelsino poskonį. Čia nieko. Man atrodo, tas šokoladas labai gerai dabar prie arbatos. Tai žodžiu, išgeriau arbatos ir pasidariau makaronų su pievagrybiais ir grietinėlė su padažu. Iš tikrųjų, man atrodo, nežinau, ar minėjau ar ne, bet makaronai yra mano vienas skaniausių maistų. Galbūt dėl to, kad juos labai lengva pasidaryti su bet kuo realiai, bet kokiu, ar pievagrybiais, ar kumpiu, ar tik sūriu, daržovėm. Žodžiu, galima labai daug įvairių variacijų pasidaryti su tais makaronais. O jeigu viską sudėjai vieną indą, tai tiesiog labai lengva pasidaryti. Tai, sakau, vienas ne tik studentų maistas buvo, bet ir išliko man iki šiol kaip vienas mėgstamiausių patiekalų. Dar galvoju, parodysiu, kaip man sekasi su šitų Kindlo dėklų. Tai iš tikrųjų jau visai nemažai numegzta, bet kaip per tiek dienų atrodo gan mažoka. Bet nes kiek aš jau savaitę gal. Bet aš labai nepersistengiu ir net būna dienų, kai net neprisėdu prie mezgimo, o turint omeny jo šitą skaityklę, tai kiek čia yra? Visai nebedaug ir liko, dar šiek tiek tokį ant viršaus padarysim, tai čia realiai vienu ir prisėdimu galima padaryti, galima būtų jį nusimegzti, bet, sakau, aš visiškai neskubu, tai jo, ir kadangi yra, matau, per platus šiaip, Tai man atrodo tiesiog
kai susiūsiu kraštus, bus per šonus toks platesnis, tai kraštas platesnis. Labai skanus makaronai. Šiaip mes dar nesam namų pasipuošę kalėdiniam jokiom dekoracijom, nors yra jau gruodžio 11, bet dar neturim nei savo mini eglutės, nei jokių papuošimų, visiškai nieko. Kažkaip šie metai mažiau gal jaučias tos kalėdos, arba tiesiog atrodo, kad turi daug laiko iki tų kalėdų, bet kai jau ateina gruodis ir jau gruodžio beveik vidurys ir to laiko kažkaip ir nebėra tiek daug. Tai man atrodo, reiks kažkurią dieną dar išsimti visas dekoracijas ir pasipuošti bent šiek tiek. Nėra, kad mes turim labai daug tų dekoracijų, bet šiek tiek turim, tai pasipuošim čia mini stalą ir viskas. Dar kažkurią dieną aš noriu išsikepti obuolių pyragą. Tai vat galėsim kartu kažkurią dieną dar išsikepti. Ir dar šiaip draugė man atsiuntė tokį receptą bandelių. Nes pas ją mačiau, kaip jinai buvo išsikepus, paragavau. Tai labai skanios buvo. Iš tikrųjų, aš esu kepus bandelės anksčiau, bet buvo jos su mielėm ir kildinimo laikas buvo labai ilgas ir jos sunkiai kilo, ta dešra sunkiai kilo. Tai atsimenu, aš tą vieną kartą jas padariau, šie buvo skanios ir susivalgė ir skaniai kaip sumuštiniai, persipjovus ir, žodžiu, labai buvo skanu ir verta pasidaryti. Bet, tas kildinimo laikas ir visas procesas išilgėja labai stipriai, tai dėl to aš jau nei kartą daugiau nekepiau. Ir dabar ta draugė man davė receptą tų bandelių, kurias jinai jau išsikepė, tai tenais nereikia kildinti visai. Visas gamybos procesas trunka gal ten apie valandą ar maks 2 su kepimu orkaitėj, tai manau pabandysiu kurią dieną iškepti tas bandeles. Tai šiandienos vlogas bus toks trumpokas, nes iš tikrųjų nelabai turėjau ką parodyti šiandien. Kai yra darbo diena, tai vis tiek didžiąją dienos dalį praleidi darbe ir nelabai ką turi nufilmuoti. Tai sakau, ačiū, kad žiūrėjote šiandienos vlogą ir susitiksim rytoj.